Aha. Gyva, kai apsikabina, tai gyva. Čia vyrai su paniatkėm, tai čia iš karto. Gerai. tą gražią dieną atėjom kartu švęsti mūsų naujų metų. Ir nauji metai prasideda mūsų seniesiems, senoliams visada prasidėdavo nuo naujų lapų ir naujos žolės ir naujo ciklo, kuris ateina būtent šiuo metu per Jorės laiką. Ir ši šventė yra mums kaip padėka žemėj pirmučiausiai ir kartu atsigręžimas į žemę mūsų, į žemę, kuri maitina, į žemę, kuri atsiveria, kuri perkūno trenkta būtent tuo metu apie Jorės laiką ateina pirmojo perkūno laikas ir visai ima augti, žalėti ir jorėti. Tai šiandien mes visi jorinėsim, joruosim, joručius ridensim, nes margučiai anksčiau buvo vadinami būtent joručiais. Kad Jorės laiko atsiradęs tas visas gyvybės pradas. Sugrįžta seniai išėję, galbūt neužilgo, neseniai išėję, bet sakoma, kad jeigu tu nori juos sutikti, tu žiūrėk į rugį. Ir jie pas tave ateis ir kažką tau atneš kažkokią žinią. Taigi mes atėjom prie to rugių lauko ir dabar prašysim, kol mūsų sintautų dainininkės apie rugelį padainuos, visų dar sykelį, nors jau pamintijo maidami, prisimenam savo protėvius.
žėlė žaliaisiais rūgeliais, kad tu pračiulbėjai mūsų paukšteliais, kad tu atgaivinai mūsų žmonės. Tai tau ridenam ridutį margutį, į žemės išėjai, į žemę sugrįžai. Švęskime žemės ir paimk žemelę mūsų dovaną. Jis gyvena, jis kaupia tą atmintį, kad atneštų iki mūsų. Todėl visus labai kviečiu, branginkim savo medžius, ypatingai tos senolius, saugokim juos, kiek tai galim. Dabar joriai. O, jeta. Tai ten puodė dar yra, žinokit, va. Nu, mirkykit, va. Ai. Yra iškilmingas mūsų krivūlių sunešimas. Kaip matot, krivūlės yra atėjusios jau ir
Galbūt kažkas nežino, kad žino, dar sikelį pasiklausysit, kas tai yra. Krivūlė yra mūsų bendrystės su visais mum vienas su kitu ir su dievais simbolis. Per tą medį, iš kurio padaryta ta krivūlė, ateina pas mus, nusileidžia dieviškumas įvairių dievų pavydalų. Kas kokį kviečia, tam toks ateina. Ir labai svarbu, kad ta krivūlė, kaip mūsų apvienijantis ženklas, jisai išliktų, kaip kai kuriuose kaimuose išlikę, tarkim. Dabar galbūt ten tos mobilius telefonus turim, visi pasakom, ką čia dabar darysim, kada ten ateit susitikti. O seniau žmonės tą žinią perduodavo krivūlę neždami. Ateina kaimynui, kaimynas pasako, kad tai ir tą dieną ten ir ten renkamės, ar ten tas ir tas įvyko. Jisai padėkoja, nusilenkia, pagarbiai krivūlę paima ir toliau keliauja į sekantį kaimyną. Tai darydavo mūsų senieji išminčiai. Bet kai išminčiai buvo jau išnaikinti ir turėjo atsitraukti į elgetų sluoksnį, tai krivūlės išliko bendruomenėse kaip vienybės ženklas. Taigi, būkim vieningi, klausykimės vienas kitų ir būkim bendrystėje. Gabietela, gabitela, Aukštai mėnulyje ant akmens tupėjo milžiniška antis. Jinai susiruošė lizdą ir ėmė atsitūpė perėti. Bet ištiko lietus ir lizdas prakiuro, o kiaušinis žemyn krito. Krito ir krito. Bekrisdamas suskilo. Iš trynio pasidarė saulė ir žemė. Iš baltymo mėnulis ir vandenys. O iš lakuoto kiaušinio lukšto visa visata, dangus ir žvaigždės. Kuriuos mes jau apdainavom, kad vanduo iš to kalno nuo Jorės laiko ima nauja būtis rastis. O tėva šaukia, Jorė, tėva šaukia, Jorė, paėmk raktus, Jorė.
Яря ісвай жолави. Моча шауkia. Yoria paim kraktos. Yoria trakeng žami. Aš norėjau kuputį, kučiui grūdelį. Aš paršelį žemeliai. Taip skanu, kaip aš norėčiau išmokti daryti. Užsimerk.